Dabar pradėkim iš viso nuo esmės, kas čia yra. Ne? Čia yra mūsų kartu su moksleiviais sodintas 2024 metais, 4 mėnesį, tai prieš 1,5 metų, kirtavietėj pasodinom eglių 2000 vienetų hektare. Dabar važiuodami senuoju keliu Šiauliai Kelmė, galit pamatyti šitą iškabą, jau apspardė kažkas, matomai užkliuvo kažkam, kad čia kažkas kažką iš viso darė. Bet čia iškojas, nu bet ta prasme čia tikrai ne šiaip savo, pati tikrai neišdužo, konkorėšis nenukrita. Na, bet whatever. Sodinom 2000 vienetų hektare su ta intencija, kad tas medynas, jisai užaugs ne eglynas, o jis užaugs mišrus. Jau 1,5 metų praėjo, buvo pernai ir sausras, šiemet lietingas sezonas. Pažiūrėsim, ką mes iš viso čia išganėm, ką turim. Dabar bendras vaizdas, pasižiūrėjus į visą šitą, tai, nu, realiai atrodo baisiai, ne? Nu, taip, bet. Ką mes turim? Klevą. Dar mačiau, vat, dar vieną klevą turim. Turim čia eglę augančią. Čia lazdynas užaugęs, bet jis mum ne, kaip miško jis yra nereikalings. Biški paikim toliau. Aš paeisiu, va čia dar vienas klevas. Čia kas yra gerai, kad mes viską sodinom į vagas. Dabar tuose vaguose reikia pabandyti atrasti eglę. O, eglę turim. Turim vėl eglę. Ir čia ir yra tas didžiausias darbas, kurį reikia padaryti. Tai kad tam visam šitam baisiam peizaže reikia eiti su koja šitą žolės arba nuspardyti ir padaryti va šitos eglutės praėjus 1,5 metų. Jos kuo puikiausiai išsilaikiusios yra ir augančias. Tik arba jas reikėtų su trimeriu pjauti aplinkui, kai ateis ruduo, kai pačios žolės pradės ruduoti, jos visos kris ant tų eglių ir šus. Jos, ta prasme, tiesiog pradės pūti. Ir jeigu bus daug sniego, to žolės užkris ant tų eglių ir jos pradės žūt. Čia iš kitos pusės gal ir gerai yra, kad tas yra apžėlimas dėl to, kad čia mažiau ateina tų elniukų pavalgyti. Bet va, radom jau ne vieną eglę. Va taip va, reikėtų eiti, kiekvieną vagą spardyti ir toj vagoj ieškoti. Primenu dar kartą, kad tai yra eksperimentinis. Sodinta ne kiek priklauso, ne 3000 vienetų į hektarą, o 2000 su tikslu, kad ataugs mišrus medynas. Ne, kad tos eglės bus pavienės, o ne vien tik tais eilėm užsodintas eglynas. Reikia, kad šitos eglės pasodintos, jos normaliai augtų, iki kol užaugs jos tokio ūgio, jas reikia tepti tiek repelentais ir eiti aplink kiekvieną medelį, apmininėti žolės arba pjauti jas su trimeriu. Nu, aplinkui, va, kad tos eglės, kad jos pagautų augimą, užaugtų iki tokio ūgio. Tai čia grubiai kitais metais, po 2-3 metų jau turėtų realiai nebereikėčia jokios priežiūros. Bet jos turi peraugtą visą. Ir šitam visam peizaže, nu, atrodo baisiai, bet jau vieną, antrą, o čia va irgi, šalia auga klevas, paėmi, apmindai, eglutė toliau augs. Čia vaikai, jeigu kas prisimenat šitą vietą, tai čia šitoj vietoje sodinot. Tikiuosi, kaip ir minėjau, kad kai sodinom, kad važiuosit po 10 ar po 15 metų ir galėsit sustoti čia šitoj vietoje ir džiaugti savo pasodintų miškų. Va, tas va eglės, jas turi atlaisvinti ir jom duoti augimą. Kad jos va ant jų, kai kris ar sniegas, ar pati ta augmenija visą aplinkoje esanti, kai kris, kad jom nesigautų to šutimo. Augam, ateikit, vaikai. Čia dar žinai kas, dar priklauso ir nuo sodintojo.